Sveiki, gerbėmėjai Vilniaus televizijos žiūrovai, čia tiesioginė laida iš Vilniaus televizijos studijos. Kalbėsime apie svarbiausią įvykį šią savaitę, nes įvykis tai buvo sekmadienį, reiškia praėjusią savaitę, bet šiandien tai, kas visų galvose ir ant visų liežuvio, tai rinkimai ir jų rezultatai. Šiandien mūsų laidoje dalyvauja politologas Lauras Bielinis, Vilniaus universiteto politologijos instituto dėstytojas, mokslų daktaras, Vida Stasiūnaitė, Naujosios sąjungos pirmininko pavaduotoja, Juozas Olekas, Brazausko socialdemokratinės koalicijos rinkimų štabo pirmininkas ir socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, ir Gintaras Steponavičius, Liberalų sąjungos narys, Vilniaus irgi štabo vadovas. Taip, Vilniaus štabo vadovas, Vilniaus miesto tarybos liberalų frakcijos vadovas. Štai tokie mūsų pašnekovai ir kalbėsime apie tai, kas įvyko vakar ir kas įvyks rytoj. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad visi čia esantis dalyvavo rinkimuose ir juose nugalėjo. Išskyrus Laurą Bielinį, kuris rinkimuose tik tai dalyvavo ir tai ne kaip kandidatas, bet kaip stebėtojas, kaip politologas. O kaip jūs, ar jau spėjot pailsėti, ar ne? Pailsėsim rytoj. Rytoj? Antroji naktį išsimiegosime. O pirmieji, kokie jūsų įspūdžiai apie rinkimus? Ne apie rezultatus, bet apie pačius rinkimus. Jūs matėte, kaip vyko rinkimai, paskui dalyvavote aptarimuose ir taip toliau. Na, visų pirma, norėtųsi tikrai pasidžiaugti, kad rinkimai vyko sklandžiai, be didesnių ekscesų ir aš tikrai norėčiau naudamasis progą taip pat padėkoti žmonėms, kad jie vis dėlto buvo pakankamai aktyvus ir padėkoti tiems, kurie atidavė balsą už Liberalų sąjungą. Manom, kad tas pasitikėjimas yra tik tai pirmas žingsnis. Aš manau, kad šitie rinkimai pasižymėjo tam tikrą ideologinę diskusiją ir kovą tarp įvairių stovyklų, tarp įvairių politinių krypčių ir buvo įdomesni nei prieš anksčiau buvę rinkimai. Galbūt vieni kiti dalykai erzino arba kaitino aistras, bet iš tikrųjų tai buvo įdomus rinkimai palyginus su ankstesniais. Mums rinkimai Naujajai sąjungai buvo pakankamai sėkmingi, mes pirmą kartą Seimo rinkimuose ir gavome balsų skaičių tą, kurį ir planavome. Dėkojom rinkėjom, kad jie pasitikėjo naują politinę jėgą ir manau, kad tai mums suteikia nemažas galimybės. O jūsų koks bendras įspūdis? Nekomentuojant rezultatų, nes apie rezultatus mes netrukus pažiūrėsim filmuotą siužetą. Bet... Iš tiesų, man irgi susidėjo įspūdis, kad šie rinkimai buvo labai tvarkingi. Ir tas tvarkingumas leidžia manyti, kad galbūt vis dėlto mūsų politikus aptarnaujantis žmonės įgijo tam tikrą patirtį ir išties politinė kultūra, mano galva, šiek tiek kuktelėsi. Tai gerai. Na kągi, tvarkingi rinkimai yra tiems, kas džiaugiasi jų rezultatais. Kokie rezultatai? Mūsų reportažas. Saulėtos spalio 8 dienos rytas linksmai nuteikė ne tik besiveržiančius į Seimą politikus, bet ir vilniečius. Jaunas miestelėnas trokštantis žiniasklaidos dėmesio atėjo į rinkiminę apylinkę su slidėmis. Tačiau komisijos nariai vilniečio originalumo neįvertino ir į salę neįleido. Į tą pačią Naujamiesčio apylinkę atvykęs balsuoti prezidentas Brazauskas pasiteiravo, ar ne iš Saulėtekio studentų miestelio atkeliavo keistuolis. Rinkimų kabinoje neužtrukę šalies prezidentas neslėpė balsavęs už socialdemokratų koaliciją. Naujosios sąjungos lyderis Artūras Paulauskas atėjo į Fabijoniškių 205 apylinkę su žmona Jolanta, dukra Aiste ir sūnumi Arnu. Neslepiantis ambicijų taipogi vadovauti naujai Lietuvos vyriausybei, Artūras Paulauskas buvo priverstas laukti eilėje prie balsavimo kabinos apie 15 minučių. Nuobodžiauti jam neleido akylai stebėję žurnalistai. Beje, šiemet rinkėjų aktyvumas buvo 3% didesnis nei 96 metų Seimo rinkimuose. Sekmadienį atėjo balsuoti 56% visų balsavimo teisę turinčių piliečių. Kaip pasakė vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, man regis, kad rinkėjų aktyvumą lemia ir reitingavimas ir nulemia tai, kad išaugus yra rinkėjų susidomėjimas, piliečių mūsų susidomėjimas rinkimais.
Spalio 8 dieną Lietuvos piliečiai išrinko 141 Seimo narį. Daugiausia vietų Respublikos parlamente gauna Algirdo Brazausko socialdemokratų koalicija, kuri iškovojo 23 mandatus vienmandatėse apygardose ir 28 daugiamandatėse. Antri Lietuvos liberalai, gavę 18 vienmandatėse ir 16 Seimo narių mandatų pagal partijos sąrašą. Šių metų rinkimų favoritai Naujosios sąjungos socialliberalai, pirmavę sociologinėse apklausose, bus trečia pagal Seimo narių skaičių parlamentinė partija. Naujoji sąjunga laimėjo 29 vietas Seime, 11 vienmandatėse apygardose ir 18 daugiamandatėse. 96 metų Seimo rinkimus laimėję Lietuvos konservatoriai naujajame Respublikos Seime turės tik 9 mandatus. Centristai iškovojo tik 3 vietas, tačiau tai ne partijos, o jų atskirų narių nuopelnas. Ir Valstiečių partija nuvylė savo šalininkus, neperžengusi 5% barjero ir iškovojusi tik 4 vietas vienmandatėse apygardose. Po 2 vietas laimėjo Lenkų rinkimų akcija ir Krikščionių demokratų partija. Dar 5 partijos – Krikščionių demokratų sąjunga, Jaunosios Lietuvos, Naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjungos, Nuosaikieji konservatoriai, Lietuvos laisvės sąjungos bei Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga. Taigi, Naujoji sąjunga 29 vietos. Kaip Jūs vertinate tokį rezultatą? Mes manėme taip apie 25-30 vietų ir manome, kad tai yra pakankamai didelis skaičius kaip naujai politiniai organizacijai darbui Seime. Pakankamas. Elektoratą mes išlaikėme. Už mus balsavo savivaldybių rinkimuose 220 tūkstančių, dabar apie 240, taip kad gana stabilus elektoratas. Juozai? Na, mes džiaugiamės tai, kad iš tikrųjų šį kartą Lietuvos žmonės pasitikėjo naują socialdemokratinį jėgą, mes susibūrė į socialdemokratinę Algirdo Brazausko koaliciją. Laimėjome truputį daugiau negu tikėjomės, nes mūsų tikslas buvo pasiekti bent trečdalį Seimo vietų. O turbūt niekas nenuginčys, kad 51 dabar mūsų turima vieta, tai yra didžiausias skaičius, kurį pasiekė bet kuris sąrašas, kuris kandidatavo šiuose rinkimuose. Ir todėl mes tuo džiaugiamės ir labai dėkingi Lietuvos žmonėm, kad jie jau nebebijo ir Lietuvoje pasirinkti kairėje, mes tikime, kad europinė socialdemokratinė kryptį. Gintarai? Jokios abejonės, aš prisijungiu prie kolegų, teikdamas, kad rinkimai liberalams buvo sėkmingi, lyginant su ankstesnė kadencija turėjome tik tai vieną Seimo narį ir dabar galvojam, kad tai yra tikrai ne tik sėkmingas rezultatas, bet ir išmėginimas, nes nesinori, kad naujas Seimas kartotų klaidas ankstesniųjų ir kad tas žmonių nusivylimas netaptų visišką apatiją po 4 metų. Todėl ateiname ne tik optimistiškai nusteikę, bet ir pasiruošę darbuotis. Labai. Visi 3 yra optimistai ir gerai vertina rezultatus. Kaip Jūs vertintumėt? Kaip nepriklausomas? Nu kągi, galim tik juos pasveikinti ir palinkėti, kad taip ir vyktų, kad jie ne tik tai džiaugtųsi, bet ir gana rimtai pažvelgtų į savo darbą. Bet tai, kad šitokia konfiguracija Seime susikūrė, tai yra kiekviena iš frakcijų yra pakankamai didelė, bet per maža, kad galėtų viena dominuoti, yra vis dėlto problema. Nes kadangi ateina laikas rinkti vyriausybės narius, Seimo valdybą, aš manyčiau, šiom frakcijom bus šiokios tokios problemos tarpusavėje susiderint, išsiaiškinant, kas valdys, kas bus, kokia grupuotė arba koks derinys dominuos tame Seime. Laurai, ar Jūs galėtumėte paaiškinti politologinių požiūrių? Štai Naujoji sąjunga kartu su liberalais ir su centristais, kurių ten tik tai 3 dėja, iš tikrųjų sudaro didesnę dalį Seimų negu socialdemokratinė koalicija, kurioje irgi 3 partijos, tiesa, bet jie iš karto laimėjo 51 vietą apsijungę, o čia kiekvienas atskirai. Tai kas vis dėlto nugalėtojas yra? Kas nugalėjo? Rinkėjas nugalėjo. Galų gale. Bet čia problema kame yra? Problema ta, kad priimant sprendimus, įstatymus,
balsavimas gali būti labai apsunkintas, nes kada nėra tos daugumos, lemiančios daugumos, visada įmanomi visokiausios balsavimo kombinacijos, pakanka tik tai vienam keliems vienos ar kitos frakcijos nariams tai gali nebūti, arba kaip nors įsiterpti kitokiai nuomonė į frakciją ir žiūrėk, jau tas įstatymas nebus priimtas. Taigi štai tokia aritmetinė suma dar neleidžia Seime dirbti labai produktyviai, vien tik todėl, kad gali tiesiog nebūti tos balsavimų skiriamos daugumos. O ką jūs apie aritmetinės sumas galvojate? Na, manau, visi mokam skaičiuoti ir tikrai galima sveikinti, kad pasirinkę kelią socialdemokratinė koalicija surinko kaip vienas sąrašas daugiausia balsų, bet mes ir deklaravom, kad naujosios politikos grupė eina į rinkimus kartu, deklaruodamos galimybę susijungti po Seimo rinkimų, bet to pačiu atskirais sąrašais kaip savarankiškos partijos turinčios savo atskiros nuostatas ir identitetą. Bet be jokios abejonės Seimo sudėtis dabartinė, man regis, leis vis dėlto mums taip pat judėti priekį per kompromisus ir šia prasme yra nauja patirtis ir galimybė to pačiu. Taip, kad aš tikrai džiaugčiaus, kad sektųsi partijoms susišnekėti, nes anksčiau vėlgi ne visada tai pavykdavo pasiekti. Jo, čia aš pritarčiau, kad šiuo atveju tiesiog gamta, galima sakyti, sukūrė sąlygas ir privers politikus tikrai diskutuoti ir dėrėtis. Ir kitaip rezultato nebus. Piliečiai kaip gamtos dalis, taip? Aš taip jau čia metafora. Yeah. Bet iš esmės taip dominuoti, kaip prieš tai buvo Seimuose, jau nebus galimybės. O jūs ką galvojate, ar gerai, kad nėra tokios dominantės, kaip kad buvo? Bent jau jūs, aš manau, tikėjotės, kad turėsite daugumą iš kartų, 71 mažiausiai, ar ne? Ne, tikrai mes to nesitikėjome. Mes, aš kaip minėjau, mes galvom, kad trečdalį Seimo vietų, tai yra 47, dabar gavę netgi šiek tiek daugiau. Tačiau mes manom, kad tas balansas, kuris dabar yra ir mūsų padėtis, leistų ir mum. Ir aš tikiu, kad Lietuvos žmonės balsuodami už socialdemokratinę koaliciją, jie ir tikėjo, kad jie vis dėlto kaip pasvaros vykdytai konservatorių dešiniai politikai norėtų kairesnės politikos gyvenime, nes tos, sakykim, priesaikai arba, sakykim, visą laiką kalbėjome apie vieną ekonomikos iškėlimą virš socialinių dalykų ir žmonių dalis pakentėjimo, kurie dėl geresnio gyvenimo. Man atrodo, kad žmonėms yra atsibodę ir jie norėjo tam tikro valstybės įsikišimo. Ir šiuo aspektu mums truputį gaila mūsų kolegų galbūt, arba mes atsiprašom, tokios pasislinkimo į dešinę socialliberalų politikos, nes socialliberalų tarp yra keletas išeivių socialdemokratų ir mes visada tikėjom, kad tai yra daugiau centro partija, ne taip nukrypstanti į dešinę, kaip mes matom dabar santykį su liberalais, kur aš manau, kad turbūt reikia pripažinti, dominuoja čia patį užima išeiviai iš konservatorių. Kaip su tais emigrantais, ponė Vida? Ką jūs galvojate apie tai, ką sako ponas Saudargas? Emigrantai, bent aš už save galiu atsakyti, tapau emigrantė todėl, kad mano pažiūros buvo žymiai liberalesnės ir socialdemokratų partijoje aš jo neradau. Ir gana kairuoliška politika manęs netenkino ir ypač Vytenio Andriukaičio. O kiekviena politinė organizacija atėjusi į valdžią pirmiausia pripažįsta esant tiesą, kokia yra ekonominė socialinė padėtis ir ieško sprendimų. Ir jinai visada turės eiti į kompromisą. Ir liberalai tą supranta ir jie turės spręsti ir tuos socialinius klausimus, kaip sprendė ir konservatoriai. Ir tarp kitko konservatoriai labai sprendė ne konservatoriškai tuos klausimus, o grinai socialistiškai. Manau, kad būtent kompromiso pagrindu suformuota mūsų koalicija turės sėkmę valdžioje. Būtent mes išlaikėme duotą žodį, kuris buvo prieš rinkimus, susitarimą su 4 partijomis, tai yra moderniaisiais krikščionimis demokratais, centro partija liberalais ir mes Naujoji sąjunga. Ir būtų tiesiog nekorektiška keisti po rinkimų žodį, kadangi ir susitarimai rašytiniai, tik nepasirašyti, jie preliminarus buvo, taip, buvo ir jau buvo vakar svarstyti.
Ir manau, kad pasirinkimas mūsų pakankamai korektiškas ir teisingas. Puiku. Mes tuoj pat pakalbėsim apie koalicijas, nes turėtume perėti prie temos apie vyriausybės formavimą. Tačiau prieš tai, nežinau kaip politologijos mokslo meistrai, bet man tai didelę nuostabą sukėlė tai, kad į Seimą nepateko nei centristai, nei valstiečiai. Aš turiu galvoj partijos. Ten atskiros asmenybės, tai savo ruoštų. Tačiau, kad partijos nepateko, valstiečiai, kurie per savivaldybių rinkimus nugalėjo iš esmės, tiesa, centristai, kurie visą laiką pasižymėjo tuo, kad save laikė vos nesvarbiausia Lietuvos jėga, centrų kūnų, kaip sakė vakar ponas Ozolas, o visi kiti tai tik sparneliai iš kairės arba dešinės. Tai kaip čia yra? Na, čia nėra taip jau sudėtinga. Tiesiog valstiečių partija pati deklaruodama savo galimybės, tikslus ir programoje užfiksuodama labai aiškias pozicijas, parodė, kad jie iš ties atstovauja tik tai, arba daugiausia atstovauja kaimo rinkėjus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad miesto rinkėjams yra labai sunku jos pasirinkti, nes nemato, kur gali sutapti jų interesai su šios partijos programa. Ar tai reiškia, kad miestų žmogus mano, kad kaimas yra iš esmės atgyvenęs ir vos nebenereikalingas, ne? Čia netame reikalas. Reikalas, ko gero, ne rinkėjai, ne mieste gyvenančios rinkėjose, o šios partijos programoje, kuri šitaip yra suformuota, kad savotiškai izoliuoja šią partiją nuo miesto aplinkos. O centras? O centro partija čia jau kitas atvejis. Šiuo atveju aš manyčiau centro partija prieš rinkiminė elgesyje pademonstravo savotišką, nemokšiškumą, jeigu norite. Mano galva, tai buvo nerealistiškas požiūris į save, savotiškas atitrukimas nuo tos realybės, kuri yra. Ir manyčiau, viena iš svarbiausių šios partijos klaidų, tai jos vadovybės, savotiškas galbūt nemokėjimas vesti tą rinkiminę kampaniją, pasitikėjimas savimi ir visiškas atitrukimas nuo jau viduje partijos, nuo partijos pačių, sakysime taip, nuo visos tos struktūros partinės, kuri pas jos yra gana didelė. Ar truks šitų partijų Seime? Ar jūs jaučiat apgailestavimą, kad jų nėra? Aš manau, kad galbūt ne partijų, bet pakankamai patyrusių politikų, kurie buvo tose partijose, ypač centro sąjungoje. Aš manau, kad mes kartais ir pasigėsime, jie turėjo didelės patirties, sakykime, įvairių komitetų darbe. O aš manau, kad centro sąjunga tiesiog išsėmė tą savo limitą politinio spektro, kadangi labai pradėjo glaustis liberalai, socialliberalai, socialdemokratai ir iš tikrųjų nebeliko tokios amorfinės masės, kas yra tas centras ir galbūt jie dėl to ir prarado savo pozicijas. Gintarai, manote, kad jūs, socialliberalai, tiesiog išstumė centristus iš centro? Manau, kad centristų problema šios rinkimuose buvo identiteto stoka. Jie nesugebėjo pateikti save aiškiai kaip politinė jėga turinti griežtesnius arba aiškiau suformuotus principus. Tai šia prasme, manau, kad mes padarėm jiem meškos paslaugą, turiu minti tiek liberalus, tiek ir socialliberalus. Bet tikrai galėčiau apgailestauti, kad nebus tokių žymių asmenybių Seime patyrusių žmonių, bet centro sąjunga, manau, vis tiek turi perspektyvą, jie yra pakankamai stipriai atstovaujami vietos lygių, merai, pagaliau 3 politikai patekę nuo jų vienmandatės apygardose leis jiems išlaikyti bent šiokias tokias parlamentinės partijos pavadinimą, bet jeigu jie nepalūš morališkai. Gerai, bet tą mes pamatysime. Tiesiog laikas nenumaldamai bėga ir mums reikėtų pakalbėti apie vyriausybės formavimą, o tai reiškia, mes turim kalbėti apie koalicijas. Taigi aš čia pasėdęs skaičiukus sudėjau, aritmetiką. Liberalų sąjunga ir naujoji sąjunga sudėjus kartu 63 vietos. Tai iki 71. Antro reikia pridėti 3 narius ir porą nusakiųjų krikščionių. Moderniųjų tai yra krikščionių. Jūs jau vidės suskaičiavote. Taip. Kokios numatomos koalicijos, koalicijos partneriai? Kaip dėliojate visas? 4 partijos, kurios ir buvo prieš rinkimus, tarėsi naujosios politikos propaguotojos.
Taip pat kalbame su valstiečiais, jų yra 4. Ir dar vienas kitas Seimo narys. Centristai turbūt. Yra Taip, jūs šiandien skaičiuojate, taip? Jo, yra pavienių išrinktų. Ir iš viso kiek jums išeina tada? Na, Per 71, taip? Taip, per 70. Maksimum 75. Kitaip tariant, dauguma yra. Jūs, Gintarai, sutinkate su tokiu dėliojimu pasianso? Na, pasiansas nėra negyvas procesas. Aš manau, tas bendravimas dabar su kitomis politinėmis jėgomis ir visų pirma ketvirtas naujosios politikos bloko yra labai svarbus, kad bent kiekviena turi šio kitokį, kad ir nedidelį atstovavimą ir mes vertinam tai kaip vis dėlto partneriškus santykius ir tikrai galvom, kad tų kelių vietų, kurių galbūt trūksta, mums pavyktų tą paramą užsitikrinti būtent šnekantis ir tarintis dėl konkrečių veiksmų. Na, manau, kad turbūt vienas iš 2, jeigu tai būtų toks koalicijos susidėstymas, kur vis dėlto naujosios politikos blokas būtų koalicijos ašis. Tai Juozai, jūsų kolega Andriukaitis jau čia būtų spirgėjęs ir jau būtų išsišokęs su savo žodžiu. O jūs taip ramus kaip belgas. Kitaip tariant, jūsų koalicija socialdemokratinė jau nusprendė, kad jūs neimate valdžios? Ne, jokių būdų mes nusprendėm, kad ne mes nusprendėm, o Lietuvos reikėjo nusprendė, kad mes nugalėjome, surinkdami gaudami didžiausią skaičių mandatų. Ir mes taip pat turime savo kandidatą į premjerus, mes esame paskelbę dar pačio rinkimo pradžioje, kad jo yra prezidentas Algirdas Brazauskas. Ir net ir taip susiklošius mandatų skaičių, kaip dabar mes suskaičiavam naujosios politikos 4 partijų ir mūsų, mes galvojame, kad programiniu požiūriu mūsų programa grynesnė yra ir mes esam pasiruošę net formuoti mažumos vyriausybę. Nes toks suformavimas daugumos, kurį siūlo kolegos ir neturėdami absoliučios daugumos patys ir surinkdami labai smulkės frakcijas, man atrodo, nesuteikia stabilumo būsimai vyriausybei. Ir aš manau, kad čia gali būti didelis pavojus Lietuvos stabilumui, Lietuvos ateičiai. Ir todėl mes tiesiog nėra tradicijų Lietuvoje, kaip iš tikrųjų tokiu atveju pasielgti. Taip, ir mes už tai kreipėmės į ekscelenciją prezidentą, primindami, kad didžiausias pasirinkimas Lietuvos žmonių buvo socialdemokratinė koalicija. Ir dar kartą sakom, kad mes esam pasiruošę formuoti ir mažumos vyriausybę, o taip pat surasti partnerių, galbūt tarp tų minėtų kolegų, valstiečių ir sakykim, tokių pavienių Seimo narių, kurie galėtų pritarti ir mūsų vyriausybės programai. Čia atrodo patys svarbiausi darosi Seime, tiek vieniems, tiek kitiems jie reikalingi. Laurai, kaip jūs vertinate tai, apie ką čia buvo pasakyta? Ir vienu ir kitu atveju yra labai pavojinga, nes be jokios abejonės, kada koalicijon įeina be keletas smulkesnių partijų atstovų, jie iš karto tampa labai svarbus, jie gali tenai laužyti įvairius susitarimus. Ir tai iš tikrųjų nesuteikia stabilumo, bet ir mažumos vyriausybė labai gali jaustis nestabili, kadangi Seimo dauguma labai lengvai gali balsuoti prieš kaip opozicija arba tiesiog nesutikti su Seimo sprendimus ir tokiu būdu sudaryti sunkumų tai pačiai vyriausybei. Mums sunkumai nebais. Čia žinia, kad jums nebaisus, bet kaip Lietuva. Prie sunkumų visa Lietuva yra įpratusi. Jo kuo toliau, tuo sunkiau ir tuo mums įdomiau daros. Dabar kokia problema susidaro, niekas ginčijasi ir niekas vieni antrų neįtikinam, kas laimėjo daugumą. Jeigu socialdemokratinė koalicija susidaro iš kelių partijų, 51 ir naujosios politikos blokas, 4 partijos vis dėlto turi 63 dabar. Taip. Jo, tai mes manom, tai, kad ta dauguma... Bet klausimas yra štai koksai. Ar tie, kurie laimėjo, nori paimti valdžią ar ne? Kol kas aš nematau džiaugsmo. Nei vienų, nei kitų. Tik tai deklaracija, kad mes laimėjom. O kas iš to? Nedabėgu 100 metrų iki finišo, iki maratono pabaigos, tai dar nėra pergalė. Ne, jokių būdų. Žmonės apsisprendė. Aš manau, iš tikrųjų rinkimuose gana aktyviai dalyvaudami, jie atidavė balsus už tuos, kurie dalyvavo rinkimuose. Ir čia mes matom savo pranašumą. Ir dar kartą pakartoju mūsų poziciją, kad mes deklaruojame, kad mes esam pasiruošę sudaryti vyriausybę. Puiku. Noriu jūsų paklausti. Pabaigai, paskutinis klausimas visiems.
kada bus sudaryta vyriausybė? Kaip jūs įsivaizduojate? Per kiek laiko? Nepaisant to, kad vis dėlto vyriausybė bet kokiu atveju turės būti koalicinė, susitarimai turėtų būti pasiekti dar šią savaitę ir todėl mes galbūt šiandien dar ir nesakome, kad jau yra aišku, kaip bus. Tačiau ketinimai ir nebijojimas atsakomybės yra, manau, liberalams aiški nuostata ir būtent su tokiam nuostatom mes šiandien kalbame su galimais koalicijos partneriais. Jūs sieksite, kad premjeru taptų Rolandas Paksas? Aš manau, kad jeigu būtų naujosios politikos koalicinė vyriausybė, tai arba Rolandas Paksas, arba Artūras Paulauskas yra dvi realios kandidatūros į ministro pirmininką. Aš manau, kad mes jau matėm Rolando Paksą abejotiną atsitraukimą, būnant ministro pirmininkų sudėtingų momentų. Ir nemanau, kad šią savaitę būtų galima suformuoti vyriausybę, vis dėlto reikia sulaukti galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo, kurie bus paskelbti tik tai šeštadienį arba sekmadienį, ir tada kitą savaitę, kaip prezidentas Valdas Adamkus apsispręs dėl ministro pirmininko, tada bus galima kalbėti galutinai apie vyriausybės formavimą. Man regis, procesai vyks žymiai greičiau negu kolega Oleka mano, ir jie turėtų savaitės pabaigoje būti ganėtinai aiškus dėl koalicijos sudarimo, dėl vyriausybės sudarimo, dėl premjero ir Seimo pirmininko ir visos Seimo vadovybės. Ir turbūt laimės šiuo atveju rinkėjas, kadangi bus tariamasi. Čia jam pasisekė. Jūsų noras, kad Artūras Paulauskas būtų premjeru? Mano asmeninis. Tebūnie, jūs pirmininko pavaduotoja. Jo, mano asmeninis, kad būtų Seimo pirmininku. Be to mūsų buvo susitarimai tokie, kad premjero postą ima ta politinė organizacija, kuri gauna daugiausia balsų. Puiku, mums skirtas laikas baigėsi. Jūsų paskutinis žodis. Aš irgi manyčiau, kad dėl to dėrybos vyks truputį ilgiau, nors be jokios abejonės jos ir dabar ko gero jau vyksta, bet manyčiau sekančią savaitę pradžioje mes matysim rezultatą realų. Dėkuoju svečiams, kad atėjote į Vilniaus televizijos studiją, išdėstėt kas, kur, kaip ir kada, bet kaip tai bus iš tikrųjų pamatysime ne anksčiau kaip šios savaitės pabaigoje. Dėkui žiūrovams už dėmesį, viso gero.